AAD serverio instaliavimas nėra sudėtingas dalykas. Tačiau tam, kad lengvai naudotumėtės juo be nervų po instaliacijos, reikia žinoti 4 dalykus. Pirma, tai visąlaik instaliuokite administratoriaus teisėmis. Antra, instaliavimo metu rekomenduojama atjungti antivirusinės programas, nes jos blokuoja kai kurių failų perrašymą. Trečia, jeigu turėjote ankstesnę instaliaciją ADD serverio, niekada jos neištrinkite ar neišinstaliuokite. Visas naujas versijas instaliuokite ant viršaus. Taip išsaugosite nustatymus. Ketvirta, po instaliavimo nepamirškite atidaryti taip vadinamo terminalinio porto 3389, jeigu naudojat standartinį pagal nutylėjimą, kad galėtų iš išorės jungtis kiti vartotojai prie kompiuterio. Taip, dabar pats instaliavimo procesas. Paleidžiam parsisiųstą instaliavimo failą, kuris automatiškai išsiarchyvuoja. Toliau paprašo mūsų pasirinkti kalbą, kokią mes norim instaliuoti, įdiegti į mūsų kompiuterį. Taip. Programa paprašo mūsų patvirtinti ir duoti sutikimą su licenzijos naudojimo sąlygomis. Spaudžiame kitas. Šiuo metu pati sistema, tai yra instaliavimo programa, patikrina, ar mūsų atsisiųsta versija atitinka būtent šitai operaciniai sistemai. Ir patikrinus, jeigu viskas tvarkoja, duoda sutikimą, tai yra patvirtinama, kad programa gali būti instaliuota kompiuteryje. Spaudžiam toliau kitas. Dabar yra pakeičiami seni programos moduliai naujesniais, jeigu ankstesni buvo instaliuoti. Jeigu tai yra nauja instaliacija švari, tai tiesiog naujos programos failai yra surašomi į atitinkamas vietas. Pakeičiami nustatymai, viskas. Instaliavimas baigtas. Kaip jau ir minėjau, nepamirškite dabar perkrauti kompiuterio, pasileisti tai vadinamą administracinę panelę, kurią galėsite nustatinėti kitus vartotojų parametrus ir neužmirškite atidaryti ugniasienės. Windows ugniasienės, kad galėtų jungtis kiti vartotojai. Kur atrasti valdymo panelę ir kaip naudotis kitais nustatymais, kaip atidaryti ugniasienės portus, žiūrėkite kitose mūsų video.